Su jumis tiem, kas tiki, prašome apžvelgti kartu šiandienos situaciją. Ir nebūtinai šiandienos. Taigi, trauksiu 4 kortas. Susipažinimas su geru draugu, drauge laukia. Kažkokia partnerystė, draugystė. Pasidalinti kažkuo. Labai svarbiau, tik žiūrėkite, kad nebūtumėte apgauti. Nes gali būti, kad duos ne tiek, kiek turi, arba dalins ne po lygiai. Visur turi būti balansas. Nes vyksta teisingumas. Kas kiek turi gauti, tiek ir gaus. Kas su kuo turi bendrauti, su tuo ir bendraus. Viską sustatys į vietas. Nebūkite tokie suvaržyti. Labai suvaržyta yra daug pesimistinių minčių, daug visokių dalykų, bet draugystė turėtų jūs išlaisvinti. Taigi, dabar paimsime kitą kaladę ir mesime dar 4 kortas. Sunki našta. Žiūrime, ar jinai nukris. Sunki našta. Vyriškis, kuris galbūt norėtų jums padėti nešti tą sunkią naštą ar nuimti nuo jūsų pečių. Taip, jūs laimėsit. Jūs laimėsit to vyriškio draugystę, dalinsitės viskuo ir teisingumas jūs išlaisvins, iš surakintų minčių, iš problemų kažkokių. Paskutinė korta. Jūs tikrai būsite laiminga ir sėkminga. Gali netgi lauktis. Dar vieną kortą. Kas čia bus toliau? Tarp jūsų bus draugystė, bet kokiu atveju. Kažkoks vyriškis paims jūsų naštą ir jūs išsilaisvinsit. Su jumis buvo tiem, kas tiki. Prašau užeiti į mano profilį ir suteiksiu daugiau informacijos apie skaitymą.